norėčiau trumpai labai pažiūrėti akim miškininką, mažą savininką, kuris jau galėtų tvarkytis ir pragyventi miške. Pragyventi reikštų tai, kad gyventi oriai, turėti pastovų darbą, duoti kažkam tai darbą keletai žmonių ir turėti užtikrintas pajamas. Tai situacija šiai dienai gaunasi tokia, tikrai nelinksma ir praktiškai šypsena iš veido dingsta. Labai sunku viską sudėlioti. Pažiūrėkim, kas gaunasi. Keliai uždaromi, kadangi žiemų praktiškai kelinti metai neturime. Vykdyti gamybą nuoseklę yra ypatingai sudėtinga. Labai sunku su rinka. Rinka irgi eina pulsuojančiai. Tai kritimas, tai pakilimas, tai reikalinga ta mediena, tai nereikalinga. Tai kaip galima būtų daryti planingai, sistemingai, išlaikant žmonės, kada yra tokia situacija. Reiškia, iš mūsų reikalavimų labai tokia gerą susitelkimą ir labai daug žinių mokėjimą, ką tikrai ne kiekvienas gali padaryti. Taigi, gaunasi taip, kad praktiškai šiai dienai aš prieinu prie išvados, kad reiktų dirbti tikrai pulsuojančiai ir daryti minimaliai. Tai, ką gali būti pasiruošus, sustartuoti kažkiek ir gauti kažkokias pajamas. Bet klausimas, kaip su žmonėm, kurie yra įdarbinti, kur jiem duoti darbą, kaip jiem duoti, ką daryti. Ne kiekvienas miškininkas yra vindarys, dar galėtų gaminti vyną ir panašiai. Ne kiekvienas dar turi papildomų darbų, kaip šitos dalykus sudėlioti. Tai vat, tikrai nėra lengva ir aš, pavyzdžiui, būsiu nepopuliarus, bet visgi sakysiu, jeigu jau 5% mes mokam sukandę dantis ir mes tą mokam, niekas mūsų nesupranta, tai kodėl 5% nemoka ūkininkai nuo užauginto tonos grūdų, kodėl nemoka, reiškia, pramonininkai pagaminę tam tikrą vienetą, reiškia, produkcijas. Tai susimokam. Tikrai nemanau, kad ūkininkų technika yra mažesnė, lengvesnė, mažiau galinga. Ir lygiai tas pats viskas vyksta. Šiaip ūkiškumas be abejo labai turėtų būti mūsų tarpe. Ir jeigu tas ūkiškumas yra, tai mes tos ir kelius galim pasaugoti ir pasižiūrėti. Bet dabar, kada girdžiu, kada, reiškia, tos lėšos bus, komisija bus sudaroma, ir aš visgi galvoju šitą vietą, kad šiandien nebus tai, kad mes dirbsim, tik tai ten šnekėsim, skirstysim vardan kažkokią tai nedidelę pliusiuką arba mažą nuliuką. Nes mintis tokia, pinigų praktiškai nebus, gal kai ką kažkur pagreideruosim. Aš nemanau, kad greideravimas šitą problemą galėtų spręsti, kas yra. Antras klausimas, kuris man labai svarbus ir aš jau kelintą sykį apie kurį šneku, tai būtent žemės, apželdėtos žemės ūkio paskirties žemės, apželdėtos miškų. Tai labai pavyzdys toks šių metų. Pernai turėjau vieną mokestį tam pačiam plote, šįmet yra jau man dvigubas mokestis. Nors dalį miškų aš esu apželdęs ir jau pervedęs miškų. Tai dabar aš galvoju, kaip čia įvyko, kad tas plotas, kaip ir išlikę žemės ūkio paskirties pastovus, o kaina didesnė. Tikriausiai jau, reiškia, mano plotam, kurie ir pervesti apželdinti miškų, kai kurie ir pervesti iš jų, tikriausiai yra pritaikytas koeficientas kaip apleistai žemė. Tai aš dar papildomai turiu mokėti. Ir dar kartą galvočiau ir kartočiau, kodėl aš turėčiau keistos paskirties žemę, jeigu aš padariau projektą, gavau leidimus, padariau projektą, tie projektai yra pripažinti, nacionalinė mokėjimo agentūra moka paramą, tai aš esu įsipareigojęs apželdinti ir išlaikyti tą mišką, tai automatiškai turėtų jis tapti mišku ir keisti situaciją šitą vietą. Man kitaip protas nesupranta. Tuo labiau, kad tas sklypas, tie sklypai, daleiskim, yra geodeziškai matuoti. Tai kaip tas sklypas galėtų dar pasikeisti, jo konfiguracija ir plotas, jeigu iš naujo turi permatuoti, turi, reiškia, sutvarkyti dokumentus ir panašiai. Šitų dalykų reikalauja. Tai, mes darom taip, kad būtų sunkiau ir kad ūpas dirbti, tvarkytis išnyktų.
Tai man vat kartais tokias mintis ir būna. O gal nereikia tada, reiškia, pavyzdingai tvarkytis. Gal, reiškia, reikia daryti taip, kad tik sugebėti paimti kažkokį tai pinigą ir slyst toliau. Tai to niekam nelinkėčiau. Linkėčiau, kad mes galėtumėm gerai tvarkytis, turėtumėm ką parodyti ir mūsų miškai tik gražėtų.